Vakar buvo didelis vėjas, šiandien irgi nemažus, bet rizikuoju paliksiu mašiną miškį, gal kokie eglį neužvers. Nu ir labą dieną, kadangi šiandieną yra tokias dienas, kada reikia uždegti žvakelis iškeliausiems mūsų artimiesiems, nusprendžiau pasidaryti šiokį tokį žygį. Ir prieš tai norėčiau papasakoti tokią istoriją. Apie 1996 metais draugau su tokia mergaitė. Ir ant pakvietė į bulviakas. Rinkom bolvis. Ir kada baigėm rinkti bolvis, ant manęs klausė, sako, ar tu nenorėtum net pažiūrėti Piliakalnį? Jau buvau sutemus. Šiaip aš tų Piliakalnį, kaip nebuvo matęs, sakau, gerą, norėčiau net pažiūrėti. Mes per tokį šakas ten prasibrovėm, ant tokį kalnioką palupom, sako, va čia tas ir į Piliakalnis. Aš aišku, tamsu nieko nesupratau, kas ten per du Piliakalnis. Ant tų Piliakalniaus ir palaidots Juozas Lapinskas, katras greičiausiai mirė ir buvo palaidots 1942 metais. Šalia tų Piliakalniaus buvo Anų sodyba ir jis prieš mirtį paprašė toj kapnuorą, kad sako, aš noriu būti palaidots ant Piliakalniaus. Žodžiu, nu tai va, jis turi palaidots ir kažką pabėžkė, atsirado tokia tradicija. Kiekvienas metas uždegti Juozo Lapinsko žvakelį. Ir ne tik Lapinskio, ir ten gyvenusiems kuršiams. Šiandien noriu pasidaryti tokį žygį. Net iki Lekiams Piliakalniaus, iš čia iš Kalniškių miško mane žygiauti bus 4 km su virš, nedėlis atstoms, nieko valgyti neėmiau, bandys prasilaikyti su pomidorų sultim. Nu ko, dedam kepurę. Ir bandykim pasivakščioti. Žiūrėsim, kas iš man žygiaus gausias. Užmiršau pasakyti pat pagrindinį dalyką. Gal prieš metus laiką sužinojau, kad yra Lekiamis antras Piliakalnis. Praeitas metas bandžiau surasti, bet nepavyko. Visai šalia buvo atėjęs, nedau bet trūka. Praeitas metas nežinojau tiksliai, kur tas Piliakalnis yra. Vakar dar pagal vieną nuotrauką įsiaiškinau daugmaž, kur jis galėtų būti. Nu tai va, šiandien dar tokį kaip ir paiešką. Užsileidau kepurę, kada pūt vės, galva ir ausims nemalonė. Kaip sakiau, bandys išgyventi ant vienų sulčių. Liuks. Ir ką pagalvoju, beveik 30 metų važiuodavau lankyti Lapinską kapą. Ne tik per visus šventus ar ten vėlins, bet ir taip vasarą su dviračiu ar piškom atėdavau pažiūrėti. Ir net neįtariau, kad kažkur visai šalip už 700 metrų ir dar vienas Piliakalnis. Ir saulelė išlinda. Biškliktai vėsa prima. Puikienas. Žiauriai nemėgstu aukštus įtams laidų. Žiauriai. Visą laiką denu. Kažkaip taip norėsi prabėgti pro mus kuo greičiau, kad tik tą nematyti.
Labai nejauki veitą kažkuo. Žiūri nejauki veitą, nežinau kuo. Dar tokia istorija laida. Saugus. Dar kažkoks garsus kleda. Praktiškai yra džiugiam iki Lekiams Piliakalniaus. Matau, kad laukai nesuarti. Vadienas batų šiandien nenusitepsiam. Tas Jos Lapinsks, kur ir palaidot ant Pylimą. Gyvena va čia kažkur tus laukus. Čia turėjo būti anų sodyba. Bent jau te pasakoja, 100% netikėkit man žodės. O Lekiams Piliakalnis ten. Ten va tas kalnas, kur matos, mūsų protėviams tikriausiai irgi buvo labai svarbus. Nes kažkuomet, gal prieš 10 metų, visai šil kalną tu buvo praarta. Ir man pavyko rasti senoviškų paudų šokių. Pirmą kartą pilis paminėta 1253 metas. Čia ne Žemaičių, o Kuršių pilis stovėjo. Kaip kažkaip seniau sakiau, va čia tus laukus buvo senovės gyvenvietė. Gyvena Kuršė. Paminklėlis pastatyti. Ant to Pylimą ir palaidots Juozas Lapinskas. Reikia uždegti žvakę. Galvoju, staiga ledus iki savo mėgstamiausią žulioką čia, prie tų Piliakalniaus. Pasisimsim energijos ir varysim iškuoti antrą Piliakalnį. Čia kažkur pašonė ant takėlis. Bet kažkaip biškai nepasugvėti čia nusileisti.
Nu ko, lipam atgal į kalną. Ir varom ieškoti kitą kalną. Einu iš jūrų. Greičiausia praeitų metų mano žvakė. Vadinasi, kažkas sugebėjo nuspardyti. Iki pasimatymą. Einam tolyn. Kadangi vakščiam, tai nusprendžiau keliom minutėm nusileisti primėniai senvagis. Čia tų keliukų greičiausia prieš 700 metų žmonės leisdavos prie mėniais, tai žvejoti ar tai nežinau ko ten maudytis. Sakys, tas iš ko tu žinau. Žinau, nes pačiu pakalnė čia kažkur tiesiog paviršiaus radau vėl senoviškas paudašakis. Nežinau, pavyks prieiti arčiau. Nors galim pabandėti. Slydė. Oho. Ko tai naikintuvą čia šiandien skraido tik. Pabandys prieiti čia į neprasmėgti. Mėniai senvagį. Upės teka žymiai toliau. Bėgu. Išgozdinau. Praeitas metas, kada iškojau tom Piliakalnį. Buvo atėjęs šitą va į kitus. Praeitas. Į kitų laukų. Šitus kaplyžovis, ją netoli. Pagalvojau, kad čia ir tas Piliakalnis. Bet pasirodo, kad ne. Munyti reikėjo paėti dar čia biškiokva. Kelis 10 metrų. Ir būčiau radęs Piliakalnį. Ten tas trinėlis va matos. Gerai spėtriui ir akis neapgauna, tai liktai už tų šakų prasišveitpylins. Nu, matysim, manam žiūrėti. Tikriausiai netaveitų. Nes jokį pylimą nematau aš. Einam dar tolyn. Uhu! Pagaliau. Matos pylams. Iškots Piliakalnis. Nenam pasižvalgyti. Mes prasiveršiam. Vietinė sako, oi, mes sen nežinojom tom Piliakalnį. O kodėl aš nežinojau? Einam per vidurį, nes čia kaip jiems dibais per vidurį. Oho.
Jo per pilmą prakas. Važiavams, neaišku ar čia iš tų laiko, ar čia žmonės sugalvoja prasikasti. Pirmas piliams. Čia turi būti griuvys kažkur tai. Čia turi būti griuvys kažkur. Ir antrus piliams. Čia kažkur metus. Gers jausmas, tikrai gers. Toks jausmas, kad būčiau aš pats atradęs piliakalnį. Kipurinė veito, bet džiaugus. Ir praeitas metas visai nedaug, bet trūka. Visai ir būčiau radęs. Bet nieko, štai šiandien radom. Aukštis nesvietiškas. Oho. Nu, tradiciškai. Tai jau ratėlį. Bet esmė ta, kad aišku, pats, kad piliakalnis čia niekoms neįspūdings, nebent šlaitą, bet smagu rasti ir aplankyti dar vieną piliakalnį, apie kai tu visiškai nieko nežinoja. Tai ar tik ta vienintelį nuotrauką vakar, padėjai daug maž įsiaiškinti, kur kas yra. Pasikartosiu, labai džiaugiuosi. Fainai. Šią penon prisiminiau vieną istoriją, katrą nutek su manim prilėkėms piliakalniaus. Nežinau, prieš kiek metų buvau nuvažiavęs lygiai taip pat, galų išdegs už žvakutį. Lapinskiau, aišku, buvau nuvažiavęs su dviračiu, ne su mašina. Ten pripilim pasilikau dviratį, uždegiau žvakutį, galvoju enu, kaip šiandien galvoju paprašysiu žaliokio energijos, nusiledu, įremu galvą į undžaulą. Prašau šitų stiprybės, jėgos, galybės ir girdų. Lyg tai vyra primon dviratį šneka. Kalbas vyra primon dviratį. Aš visu greičiu tom kalną versdams per tau pylimą. Link dviratį leku, žiūriu, neveina žmogaus. Galvoju gers. Aišku, gal mane pasivaidena, gal mano fantazija čia suveikia. Nu va, kažkuomet liktai ir žingsnė girdėjos. Nesakau, kad vaidėjams ten kažkas. Tiesiog, nu va, šitus miškus kažkur 100 metrų stūmo mašiniuks, tikus vies kokios eglis neuntverti. Man pasivakščiams, kad tai baigės. Nu ko? Pažiūrėti iki galą, tikrus pateka. Jeigu ora nesumaišys, nebus audrų, nebus pūgų, sneiga daug, tai gal dar simatysim iki kitų kartų. Ate.